Labas rytas iš Haušimin miesto. Jau esu Haušiminė 3 diena. Pirmas 2 dienas tvarkiausi reikalus, editinau video. Galbūt naują droną turiu, galbūt. Tai Haušiminas yra paskutinė mano Vietnamo stotelė. Tai per ateinančias kelias dienas noriu pamatyti viską, aplėkti. Tai dabar einu pusryčių, atsisėsiu pavalgyti pusryčių ir papasakosiu visą planą, ką noriu pamatyti, ką noriu nuveikti. Hello. Thank you so much. Tai koks yra tas mano planas Haušiminė. Tai šiandieną po pusryčių iš karto einu į muziejų. Tai yra karo muziejus, turėtų būti labai įdomus. Toliau nežinau, kokia eilės tvarka viskas susidėlios, bet planas yra toks, kad aplankyti nepriklausomybės rūmus. Tai tie rūmai anksčiau buvo Pietų Vietnamo prezidento rezidencija ir valdžios rūmai. Toliau po nepriklausomybės rūmų planas yra aplankyti tunelius, karo tunelius. Tada yra planas aplankyti labai gerai žinomą vietinį turgų. Tada norėčiau pasikelti į aukščiausią dangoraižį vakare ir pažiūrėti visą miesto panoramą. Taip pat dar noriu išeiti į naktinį miestą, pagrindinės gatves, kur barai, klubai. Nežinau, kaip susidėlios eilės tvarka, bet visi objektai turėtų būti savotiškai įdomus. Labiausiai tai laukiu tunelių, nes kiek girdėjau, kad jie yra labai maži, o aš esu labai ilgas. Tai įdomu, kaip aš ten tilpsiu. Tai žiūrėkit video ir viską pamatysit ir sužinosit. Aš dabar valgau ir lekiame į muziejų. Hello. One ticket. Thank you. Hello. Thank you. Tai už įėjimą sumokėjau 40 000, kas yra €30. Tai išėjau ten iš to muziejaus, buvo skabintos labai žiaurios nuotraukos, aprašyta, kas buvo daroma kaliniam. Tai realiai didžioji dalis kalinių, kurie išeidavo iš kalėjimo, jie būdavo paralyžiuoti arba tiesiog negalintys judėti. Toliau, kaip kankinimo būdai būdavo, tai sukaldavo vienis į galvą, į kojas. Jeigu žmogus nešnekėdavo, išraudavo dantis iš burnos. Tada kai kuriem kaliniam amputuodavo kojas, kad nepabėgtų. Kitam žmogui išrovė iš rankų ir kojų visus nagus, tai liko tiesiog be nagų. Tai žodžiu, kankinimo sąlygos buvo labai žiaurios. Ir nuotraukos ten, kurias pamačiau, tai žiauru.
Tai čia dabar yra karo nusikaltimų kaip ir kambarys. Tai vienas iš žiauriausių buvo, kad pririšdavo žmonės prie tanko ir tampydavo jos tol, kol numirdavo. Toliau degindavo visus kaimus, žodžiu viskas, kas juda, degindavo tiesiog. Taip pat amerikiečiai panaudojo ir cheminius ginklus, kad sunaikintų vietnamiečių pragyvenimo šaltinius ir sustabdytų revoliucinę armiją. Nuo 1961 metų iki 1971 metų amerikiečiai įvykdė apie 20 000 misijų, per kurias purškė apie 80 milijonų litrų chemikalų. Didžioji dalis buvo Agent Orange, kuriame buvo 366 kg dioksino. Tai yra viena pavojingiausių cheminių medžiagų, kuri buvo sukurta žmogaus rankomis. Šie chemikalai buvo paskleisti virš beveik 26 000 kaimų, užteršiant 3 milijonus hektarų žemės. Tai beveik ketvirtadalis viso pietų Vietnamo ploto. Net 86% užterštų teritorijų buvo apipurkšti daugiau nei 2 kartus, o 11% daugiau nei 10 kartų. Gerai, užtenka tų žiaurių dalykų iš karo muziejaus. Tai dabar atėjau į Nepriklausomybės rūmus, jie buvo 400 metrų nuo muziejaus, tai sakau, tuo pačiu aplankysiu ir juos. Tai čia karas ir pasibaigė. Tai einu pirkti bilietų ir varom į vidų. Thank you. Bye bye. Thank you. Nepriklausomybės rūmai. Tai va šitie 2 tankai, jie yra šiaurės Vietnamo tankai ir 1975 metais jie įvažiavo pro šitos vartus, pralaužė vartus ir važiavo ir taip simboliškai užbaigė visą Vietnamo karą. Ir dabar po šiai dienai šitie Nepriklausomybės rūmai tapo kaip muziejus. Tai šituose rūmuose anksčiau prezidentai ir visa valdžia priiminėjo visokius karo sprendimus. Mačiau internete, kad yra bunkeris jame ir, žodžiu, pamatysim. Tai šitam kambarį būdavo vakarienės. Čia sutilpdavo iki 100 žmonių. Pagrindinis įvykis, kuris įvyko tam kambarį, tai inauguravo prezidentą šitą. Neskaitysiu vardo, nes čia liežuvio laužimas. Ir, žodžiu, prezidento ir viceprezidento va šito. Ir paskui dar įvyko dar viena žymi vakarienė su Amerikos delegacija, žodžiu. Šitam kabinete sėdėjo prezidentas ir visi jo ministrai aptarinėjo svarbiausius reikalus. Tai čia buvo diskusijų salė, joje tilpdavo iki 500 žmonių. Ir šitoj salėje prezidentas pasakė savo atsistatydinimo kalbą, kuri truko 2 valandas, nes Amerika nusprendė nutraukti savo palaikymą, paramą Vietnamui. Ir tada, kai pirmasis prezidentas atsistatydino, iš karto viceministras pareiškė norą tapti prezidentu, kur paskui po savaitės laiko irgi atsistatydino. Ir galiausiai atėjo 3 prezidentas, kuris priėmė sprendimą pasiduoti ir įvesti taiką Vietname. Tai šitam pastate yra bunkeris, man asmeniškai įdomiausia dalis.
Čia, jeigu gerai išverčiu, buvo aukštų dažnių komunikacija. Radio transmiteris. Aš jau pasiklydau, kur aš esu. Ten pažiūrėsim, kas yra. Tiksliau jūs pamatysit. Ne šiaip tai čia nelabai galima ten buvo. Pliusas būtų aukštam. Nu, jeigu tokią lovą reiktų tilpti, tai be šansų. Kojos jaučiu būtų išlindę per kokį pusę metro. Čia buvo prezidento karo kambarys. Viskas, bunkeris baigėsi. Tikrai didesnis negu kur buvo Hanojuje. Čia virtuvė. Tai čia dabar užlipau į antrą aukštą ir čia yra Nacionalinio saugumo tarybos kabinetas. Bet biški keistas jausmas, taip čilibimbam po prezidentinius rūmus vaikščiot. Bet smagu, įdomu. Prezidentinis laukiamasis. Čia atėjau į privačius apartamentus. Neparašyta kieno, bet privatus apartamentai. O čia buvo miegamasis. Dar vienas miegamasis. Ir gražus sodas vidury. Viskas. Čia dabar atėjau į kino teatrą. Geras. O dabar atėjau į projektoriaus kambarį, iš kur rodydavo filmus. O tokie gigantiški būdavo pastatyti projektoriai. Ir tada pro tą langelį į kino teatrą eidavo. Tai va toks modelis, koks čia pavaizduotas.
visada būdavo čia ant stogo pastatytas ir būdavo paruoštas bet kokiam prezidentiniam panaudojimui. Tai jeigu pasakydavo, kad reikia, sraigtasparnis yra ant stogo ir skrendi, kur reikia. Tai tiek iš tų nepriklausomybės rūmų. Važiuoju atgal iki viešbučio. Pasižiūrėsiu, kada galiu nuvykti Čiuči tunelius, man atrodo taip vadinas. Žodžiu, tie karo tuneliai Vietnamo. Ir tada tikriausiai susitiksim vakare į turgų ir į dangoraižį. Nu tai žodžiu, grįžau aš į hostelį. Nemeluosiu, buvo primygta porai valandų. Tai dabar sutemo, iššoviau biškį padoresnius drabužius ir išėjau miestą, nes turim dar daug ką pamatyti. Tai tas turgus, apie kurį šnekėjausi, visiškai netoli randasi mano hostelio. Šiaurelį vietoje esu. Tai pasilampinėsim čia po tą turgų, pažiūrėsim kas gero, nes visgi vienas seniausių, žymiausių ir garsiausių Vietnamo turgų. Tai gal kažką nusipirksiu, nežinau. O paskui jau žiūrėsim, kaip mūsų vakaras nuves. Karočio, pasiklydau, čia nežinau, čia labirintai kažkokie. Vaikštau, nežinau, kur aš čia vaikštau, sukosis į dešinę, kairę, visokiais mažais keliukais, o vaikštai ir... Ta prasme, čia kažkas sustoja, sustabdo eismą ir nebeįmanoma praeiti. Ir stovi ir laukia ir nežinai, kada praeisi. Bet belenkiek žmonių pardavinėja visokias maikės, kepurės, tašės, batus. Nėra jisai labai didelis turgus, bet pradedi landžiuot po tas gatveles ir pasiklysti. Tai va taip atrodo tas turgus iš lauko. Pats pastatas nėra labai didelis, bet turgaus viduje išnaudotas kiekvienas laisvas centimetras. Hi. Hi. How are you? I'm good. What's your name? Emilis. Hi, I'm Lee. Nice to meet you. Nice to meet you. Like, where you come from? I come from Lithuania. 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 Yeah, it's in Europe, close to Poland, Latvia, Russia. Yeah. And how long have you been here? Already 28 days, almost a month. 20 days? Yeah, Oh, it's a long 28, time. almost a month. Yeah. And like, what do you think about Vietnamese culture? A hard question, to be honest. I like it. The people are very friendly. The food culture, I like the food. Labiausiai random dalykas, koks galėjo bebūt. Aš iš tikro galvojau, kad priejo, norėjo su manim nuotrauką pasidaryti tiesiog ir tiek. Bet čia priejo jauni žmonės, studentai. Sako, ar galim padaryti su tavim interviu, nes mums čia reikia universitetui ten kažką darbą padaryti. Sakau, jo, kodėlgi ne, sakau, dar ir man tada pafilmuokit, kad galėčiau jums parodyti. Tai žodžiu, universiteto studentai iš manęs paėmė interviu. Kam? Nežinau, bet šnekėjom apie Vietnamo kultūrą. Tai dabar einu link pirmosios gatvės, tos Walking Street vadinas. Tai man patinka čia tokios gatvelės, nes eina pagrindinė gatvė, kur visi tūsai, barai ir klubai. Ir tada pasuki dešinę ir vaini tokiom mažom gatvelėm. Ir tu čia visko gali rasti. O kaip, pavyzdžiui, vietiniai gyvena, tiesiog vaikštai kaip labirintuose. Thank you.
9 ryto važiuojam į Čiučį tunelius. Vakar po tos gatvės perėjau hostelį, variau miegot, nes sugalvojau, kad bus šiandien gera idėja 8 ryto važiuoti čia į tos tunelius. Tai atvažiavom dabar čia į pirmą vietą, net nežinau, kur mes čia atvažiavom. Šiaip planavau važiuoti čia į tą turą vienas, pasimti pirdą ir atvažiuoti vienas, bet kažkaip vakar pasižiūrėjau, kiek kainuoja turai. Tai 10 eurų sumokėjau už visą turą, už bilietą, už autobusą, už viską. Tai paskaičiau, kad gaunas beveik tas ant to, plus nereikia vairuoti, atveža, papasakoja, parodo ir perveža atgal. Tai... So now, just please step back a little bit, everyone. Yeah, so make sure that you're gonna get a good video or picture later. Oh, see your hands. Arm straight, yeah. Good, good. Any lady? Thank you. Okay, next please. Yeah. Tai čia būdavo tokios slėptuvės. Sulendi vidų, užsidarai virš galvos ir viskas, ir pasislepi. Bet kaip 2 metriniui, tai ten viduj tikrai mažai vietos. Ten vos kažkaip sutilpau. So the door over there, the engine, unfortunately not for everyone, but it's gonna be for everyone. You see that this one? Yeah. One of the most popular trap in Củ Chi. So because it's simple to make, yeah. Yeah, we dig a hole, put some bamboo spike in that, yeah, and that's it. Sometimes we just use leaf to cover on the top. And you think that you see that in the wartime, everything here will camouflage so well. No fence, no artificial glass at that time. Šitie spąstai būdavo džiunglėse, paslėpti tarp lapų, tarp visko, priešų karys užlipdavo, įkrisdavo, o į duobę įdėdavo dar ten kokių gyvačių, skorpionų, vorų. Ir tada pradėdavo įkritęs karys šaukt, kad prisikvies savo kompanionų, kad jam padėtų. Subėgdavo visi kiti ir tada tiesiog vietnamiečiai išlįsdavo ir sušaudydavo visus. Tai anksčiau būdavo skirtingos uniformos. Žalia būdavo kamufliažinė dienos metu ir būdavo juoda naktį. Ir dar taip pat sakė, kad labai daug buvo moterų karių, kadangi jų vyrai, vaikinai, vaikai išėjo kariauti, o jos liko vienos namie, tai jos tiesiog nenorėjo sėdėti vienos namie ir laukti savo artimųjų. Tai ėjo kartu kovoti su artimaisiais į karą. Tai čia yra M41 amerikiečių tankas. You see that this park, this kind of trap, we didn't set up in the forest, we set up in villages. Yeah, when GI came, it had no idea about the trap, right? They opened the door, one fell out, well, gonna hit GI's bodies. Even GI, they try to be careful. When they fell, they saw the trap just, fall down, and then you hold up the upper part, right? But you see the lower one still working. And lower part gonna hit GI's lower body, yeah. And that's why sometimes the local, they also call it like birth control trap. Tai dabar eisim į tokias dirbtuvės, kur vietnamiečiai anksčiau surinkdavo bombas iš upių, iš miškų, iš visur kur nesprogusias bombas, persineždavo į tunelius ir tada juos ranka su pjūklu pjaudavo, bet kai pjauna bombą, jeigu per daug įkaista, tai ta bomba sprogsta. Tai ką jie darydavo, pastoviai pildavo vandenį, kad prapjaut bombą, kad iš vidaus paimt visą paraką, viską, kad galėtų jį panaudoti ginklam ir amunicijai. Yeah, cutting bomb by using a saw.
the cold water here to make the temperature cool off. And after cutting this bombshell, you use for trap to make metal spike. And the trap will show you earlier. The powder inside we collected that to make landmine. Display right here. O bombos išorę panaudodavo daryti spastų vinims, tiems, žodžiu, spygliams, kuriuos panaudodavo spastuose. Tai buvo galima pašaudyti su ginklais, bet buvo likę tik 2 ginklai, pistoletas ir dar kažkoks, žodžiu, nuobodus ginklai ir vieno kulka 2 eurai. Tai paklausiau žmogaus, kuris šaudė, sakė visiškai neverta pinigų, tai gal ir gerai, kad nešaudžiau. O dabar atėjom jau į tunelius, tai sakė, tunelio aukštis yra 1,20 m, tai bus smagu. Žodžiu, šitas video susigadino ir galvau, kad jau šis jo nebepavyks atgauti, bet atgavau tik tai vaizdą. Todėl garsą trumpai įrašysiu, papasakosiu. Tai mes ėjom tik tai 100 metrų, o bendras tunelių ilgis yra 250 km. Kai kuriuose vietose man net 4 reikėjo eiti. Realiai daug kur šnekėjau, tai tiesiog verkiau, kaip yra nepatogu man ten šliaužti per tos tunelius. Tai gerą žiūrėjimą. Tai šitie tuneliai yra padaryti turistiniai. Sakė, originalus, kur vietiniai vaikšto, tai yra 30% mažesni negu šitie. Tai ten man be šansų. Tai spėkit, ką veikiau grįžęs iš tunelių. Mėgojau. Porą valandėlių pailsėjau, sutemo, dabar varom į aukščiausią pastatą Ho Chi Minh mieste. Nuo jo turėtų matytis visa panorama miesto. Jau užpildžiau vizą į Kambodžą, tai tikiuosi iki penktadienio gaut, šiandien yra trečiadienis. Tai jo, tai jeigu gaunu iki penktadienio vizą, penktadienį jau išvažiuoju tada į Kambodžą. Kylam į 79 aukštą, tai biškiausis užgulinėje, nes varom skaičius keičias kas 3 aukštus. Iš pirmo aukšto į 79 pakilom gal per kokį 15-20 sekundžių. Tai turim dabar palipti 2 aukštus, bet vaizdą jau matau, bet nerodysiu. Užlipsiu viršų, tada parodysiu. Wow. Saugumas pirmoje vietoje. Thank you. Pristatau jums naktinį Ho Chi Minho miestą. Grožėkitės.
Tai šitam pastate dar yra baras, tai nusprendžiau, kadangi aš jau čia esu, tai reikia užeiti ir tą barą pasižiūrėti, kas ten gero. Tai baras 75 aukšte, aš buvau 79. Tai atsisėdau bare, kokteilių kainos 10 eurų ir viršų, tai visų gėrimų kainos panašios į europietiškas kainas, bet iš kitos pusės, kiek kartų gyvenime sėdėsiu tokiam dangoraižį, gersiu kokteilį ir turėsiu tokį vaizdą prieš akis. Tai manau tikrai verta. Tai va, tai manau aš šitoj vietoj ir pabaigsiu šitą jų video. Parodysiu dar, kai kokteilį atneš, kaip atrodo. Aš tada baigiu šitą video, einu pasimėgauti vaizdu vakaru. Ir jeigu patiko šitas video, būtinai paspausk laiką, užsiprenumeruok ir parašyk komentarą. Jeigu turi kažkokios kritikos, irgi parašyk, pasistengsiu patobulėti. Ir susitinkam tikriausiai jau už kelių dienų kitam video iš Kambodžos. Čiau.